Labas rytas, bičiuliai. Labas, Andriuk. Sveiki. Su jumis YouTube kanalas Modestas žuvauja ir su manimi šiandien į žūklę keliauja žmogus, kuris iš tikrųjų svariai prisideda prie mano YouTube kanalo. Ačiū tau, Andriuk, dar kartą. Ir rudenėlis kažkaip bandysim dar sugautą rudeninį turbūt karšį, ne? Vasara kaip ir buvo stipri. Pasižiūrėsim, kas bus rudenio apnaktį, ganėtinai stipriai nulijo, dabar irgi truputį purškia, tai pabūsim truputėlį, ne, ir pasižiūrėsim, ką, kaip sakoma, svarstyklės parodysiu. O dabar keliaujame iki Kauno gatvės 42 Alytui, iki mano darbovietės. Liudas Zaikauskas ten mums bus paruošęs gardėsių kažkokių, tai ačiū jam. Ir užsimaišysim jaukus, padarysim tą pirmą drėkinimą, dasidrėkinsim po to jau prie vandens ir pamatysim, kas čia mums gausis. Jaukus visgi rudenėja, tai rinksimės. Čia maišau viską ant dviejų, aišku. 2 karšiniai mano ir vada bendras kūrinys ir karšis kuoja truputėlį patamsimsim jauką ir biskvito šokoladas vanilė. Taip, ką iš gyvų? Iš gyvų, ką čia mums Liudas paruošęs? Tai dzikelio, 2 litrai visgi karpysiu daug dziko ir rudenėjant, kaip visuomet, aš pajungiu sliekučio. Tai sliekučio irgi nemažai, ačiū Dariukui. Sliekų taip pat galima didesnį kiekį užsisakyti pas mus, jeigu kažkam ko reikia. Taip, nu ir dar paimsim po pusę kilogramo matiliuko. Kažkaip tie dzikai man šiemet pasiteisinę visur ir turėtų, manau, ir dabar būt viskas gerai. Jauko daug dėl to, nes gaudysim dviese su Andriuku, tai manau, turėtų užtekti, ilgai nebūsim, 5 kg gausis. Biskvito tiesą viso nedėsiu, pusę pokelio ir viskas. Va, kaip matot, jaukas gavosi toks ganėtinai tamsus, ne visai juodas toks. Link rudumo ir truputėlį žalio džiūvėsio. Biskvito, va, kiek liko, čia bus ta. Atidėsim kitam kartui ir visgi drėkinamės dėl laiko sutaupymo, nes ilgai šiandien kažkaip ruoštis, ilgai būt kažkaip šiandien nesiruošim. Visgi rudenėja, neaišku, kaip ten bus vasarą, aš buvau toj vietoj, ganėtinai viskas buvo gerai, o rudenėlis, nežinau, dar čia ankstyvas tas toks ruduo, bet visgi ruduo, pasižiūrėsim, kaip čia mums seksis, apsitvarkom viską, dar prasukam ir apsitvarkom gražiai, kad Arūnas bart neduotų, nes jis neužilgo į darbą ateis ir visgi judėsim Nemuno link. Na ką, bičiuliai, viską pasiruošėm, prasukom dar jaukas. Tamsus, ganėtinai lipnus, visgi orientacija didesnė žuvis. Dzikeliai, sliekeliai, matiliukas. Ir kada aš mėgstu daug jaukint, tarkim, vasaros metu, tai šį kartą ne, bus va 5 tokios, ganėtinai nemažos šėryklos, 80 gramų, žiesiu paskui gal šitą užsidėsiu kubiliuką, startuosiu, prisikarpysiu truputį matiliuko, sliekutį karpysiu tokiais ganėtinai dideliais gabalais, sliekučiai nedideli, tai 2-3 kartus, kad ganėtinai tokie dideli būtų tie vadinami, galai, atkirpimai, matiliuką smulkiai. Va, jeigu kalbėt apie matilį, tai kaip aš jį kapoju, tai va galite pažiūrėti, va.
praktiškai sultys lieka. Taip su karpius galima įmest vieną kitą gyvą. Truputėlį va taip va prasukt. Ir į jauką. Ir visgi nedarykit klaidos. Niekada nesusikarpykit daug, nes pastoviai tokie pajuosta, negražūs ir tas truputėlį kvapas išeina, tas skonis gal netgi. Po truputį, va, pasikarpiai, sudėjai ten 3-4 šėryklom pasikarpiai. Sudėjai viską, užmeti meškerę, kada lauki kibimo, gali karpytis vėl. Dzikelį irgi karpysiu, bet viskas bus saikingai. Dzikelį irgi į tokią pačią košytę viską į tyrelę kalsiu ir pasižiūrėsim. Pasidalinom su Andriuku viską į lygias dalis. Ir nežinau, Andrius gaudo aukščiau truputėlį, čia aš ant tokio daugiau išėjimo. Gal bent koks šapalas atsilieps, ar koks karšiokas rudeninis. Taigi tiek, o dabar dedame matiliuką ir startuosim. Jauką irgi aš, kada gaudau Nemune, ganėtinai taip, aišku, viskas priklauso nuo srovės stiprumo, bet ganėtinai stipriai spaudžiu ir čia tas mano stilius, ten nieko nekratyt, o geriau truputėlį ilgiau palaukt, kad visą darbą padarytų srovė. Jeigu apie kotą, tai jau ir anksčiau aš su juo daug gaudęs, ganėtinai drūtas, Banakso firmos Mega Feeder 390, nuo 100 iki 190 gramų, bet su 8, su 7 gramų net gaudęs, metodų gaudžiau, tikrai meškerytė verta dėmesio, atsistoji ir šveiti, kiek ten tau reikia, nieko nebėjant, kad loš ar kažkas atsitiks. Metimai ganėtinai, čia turbūt apie kokie 25 metrai, nes toks kaip ir duobelė čia arti krašto, vanduo toks kaip ir žemokas, žodžiu, o va salatis žemai išėjo. Gal bent salatis koks papuls. Taigi tiek, bičiuliai, jaukinu ir bandom. Pirmasis laimikis. Šapalas atrodo, jo šapalas. Opa. Oho. Ai. Kaip iš šitaip gavęs kablys persisuko. Bliamba. O, koks monstriukas, Bartai. Keliauk. Plakiau pakarpytą košę dzikų ir vieną kitą matiliuką visi dėdavau į tą košytę, į šėryklą, cik. Ir kiek čia praėjo, turbūt apie pusvalandis po pajaukinimo ir smeigė, tai smeigė. Smagu. Tik vienas toks žbarbokas sukilo. Nežinau. Gal truputėlį net mažai apsirengė.
Nu, čia kažkas gero, draugai. Pasiilginau pavadį, iki 1,5 metro gaudžiau su metriniu. Bet šapalas greičiausiai. Aha. Šapalynas. Lemba, jau gal reiks batoną tuo imt. Oho. Nu, čia tai šapalas. Kabliukas 10 numerio. Ant kablio 3 matiliukai buvo uždėti. Gaudžiau dzikeliu, nenorėjo. Ir tik uždėjau mažą masaliuką ir va, kokia žuvis. Bartai, ateisi? Taip. Pasidžiaugsi. Gaudau, bičiuliai, mono valu. Pavadėlis 0,12,8 diametro ir va tokios žuvys. Su pintuku, manau, jau kibimo metu būtų pavadėlis nuluptas. Tai visgi nežinau, kada yra tas toks netolimas metimas iki 30 metrų, gal iki 35, tai mano galva geriau yra naudot. Keliauk, mažylė. Kaip iš šitą. Mano galva geriau yra naudot monovalą. Visgi tų išvengsit nuėjimų ir viskas bus gerai. Nu, va tokio dydžio žuvį išsiimti yra ką veikti. Iš tikrųjų, čia jau vien tik kibimas koks buvo. Pum. Ir sakau, laikiau ant dzikelio 3-4 dzikučiai, 2 dzikučiai. Ne. Uždėjau 3 matiliukus. Bam. Ganėtinai greitai atsišaukė ir gaudau su ta pačia šerykla, kurią ir jaukinau, ganėtinai nemaža. Ir kažkaip, nežinau, tegul tikim po tokiu metu tokio žuvys. Karšis plus karšis kuoja, tamsus jaukas, truputį žalio džiūvėsio ir ganėtinai nemažai Liudo Zaikausko gyvų karpytų. Pirmasis karšiukas. O, koks nedidukas.
Jau ir ant kibimuko matėsi toks. Atmetė ir... Nu kol kas, bičiuliai. Tikrai viskas gerai, net atvirai pasakysiu, nelabai tikėjausi, kad čia taip gali būti toks judesys. Tiesa, dar 2 šapalai nulupo. Susistorinau dabar pavadėlį, ilgis 1,5 metro. Bet jau 0,14, tai nu gal išimsiu, nežinau. Nes buvo 2 tokie, kad kai torpedos. Pakarpiau, bičiuliai, sliekelio. Užmušiau tašką, o tas užmušiau tašką reiškia tai, kad, nu, žodžiu, dingo žuvis iš mano jaukinamos vietos. Nežinau, ką aš dabar darysiu. Įsivaizduokit, įkaliau po to karšiuko 5 šėryklėlės su karpytas sliekelis ir matiliukas. Valandą laiko neįkibimo. Va taip va ir būna. Jau čia galvojau viskas gerai, bet pasirodo nelabai gerai. Iš tikrųjų net keista, nes rudeniop, nu, tas sliekas labai dažnai veikia. Rudenį, ne tik vėlyvą ir, nu, rudeniop, žodžiu. Tai kodėl taip atsitiko, nu, tikrai keista, nes tas karšiukas dar vienas kibimas buvo, galvoju, va dabar va viskas bus gerai. Jau buvo kaip ir viskas gerai, bet norisi būtų dar geriau. Tai gavosi taip, kaip gavosi. Tai ką aš dabar darysiu? Metu sliekus iš konteksto. Absoliučiai. Ir dabar padarysiu dar vieną pajaukinimą. Tam pačiam taške visgi upė yra upė, viską neša žemyn. Kaip sakoma, upė klaidas ištaiso. Tai va pabandysiu tą klaidą ištaisyti. Padarysiu viską kaip nuo starto. Karpytas dzikelis, matiliukas. Šausiu 10 šėryklų. Ir pasižiūrėsim, ar sugrįž žuvis į mano jaukinamą vietą, ar jinai jau kažkur drožė iš šito netoli. Nu, pasitaisė truputėlį situacija po tų sliekų padavimų. Plačiabūrnis. Nu, šapalai tai kapkų valdos. O, ir atsikabinosi ten. Kapkų valdos. O, koks. Grožis. Žodžiu, plakiau su ta, jau čia po tų sliekų nesąmonės, plakiau su ta didelė šėrykla. Dabar užsidėjau praktiškai dvigubai mažesnę, va tuoj sulyginsim.
Va, po sliekų dar pagaudžiau su šita dėjau irgi. Grįžau prie to pačio, kaip jau ir sakiau. Karpiau dzikus, matiliuką. Ir va, dvigubai, dar nedaugiau mažesnė šėrykla. Ir tikiuosi, kad vėl viskas stosis į savo vėžes kažkaip. Pradžioj taip, kad jautėsi yra to žuvies, dabar tai mailiukas kažkoks užeina, tai aukšlytė, tai dar kažkas, nu, bet va jau vėl įvariau šapalą gerą. Geras ženklas. Jee! Rimta iš tikrųjų, bičiuliai. Tokiu metu tokios žuvys. Stipru. Kągi, bičiuliai. Jau sakom, opa. Sakom, paskutinį metimą padarom ir lėksim. Tai va, užkaltinis koks. Šapalas. Oho. Sunku yra apimt tokį gamulą. Leidžiam ir užkaltinės žuvis. Gražiai ir jeigu pakalbėt apie visą žūklę, nu lengva nebuvo, iš tikrųjų galvojau gal koks karšis, gal kažkas. Nu tai vienas karšiokas ir čia tų šapalų tiek, kad žinokit, nulupo tikrai ne vieną ir ne 3 kabliukus. Pavadėlis nors iš 16, susistorinau ant 18, ne. Dėdi 14, kliovas geras, neištraukė. Jeigu apie šėryklas, tai visgi bandžiau ir su uždara, nu atrodo nėra tos žuvies. Lyg yra kažkaip tokiais momentais, kažkaip labai įvairiai tokia, nelabai suprasi iš tikrųjų, nu bendrai gal toks metas. Tai bandžiau uždarą, ne. Bandžiau tą didesnę, nu taip kažkaip, Tai geriausia buvo va tokio va dydžio šėryklėlė, kaip jau aš ir prieš tai kalbėjau. Ir kas dar įdomu, pavadėlis 1,5 metro, ne, neima. 1,20 m, viskas gerai. Tai kągi, jau kai į pabaigą dzikelių irgi va iš kokio kiekio tik kiek liko, karpiau. Matiliuko irgi nemažai dėjau, galvojau gal atsistos tas karšiukas, bet pagalvojau, kad ant sliekelio atsistos. Tai gaila, kad neatsistojo, valandą laiko teko intensyviai mėtyt, kažkaip numuštą slieką ir žūklė tikrai smagi. Meškerytė irgi su didelėm žuvim dorojasi puikiai ir dar noriu draugai padėkoti, kas man pervedate tą vieną kitą pinigėlį į YouTube. Ačiū jums labai, jeigu jums patinka, galite sėkmingai toliau tai daryti ir su jumis buvo YouTube kanalas Modestas Žuvalas. Iki.